Klausimų, ačiū labai už nufilmuotą video ir žmonės labai, žinokit, pralenkėt pačią Nataliją Bunkę. Dvigubai daugiau klausimų surinkot. Reiks dabar man dainuoti pradėti. Net nereikia dainuoti, žiūrėkit, koks populiarumas. Ir klausimai įvairiausi yra. Aš pradėsiu nuo merginos vardu Lorin klausimą. Aurelijau, ar esate laimingas? Atsakykite nuoširdžiai. Ačiū labai. Kas jūs padaro laimingu? Nu, aš turbūt kaip ir visi žmonės būna momentų, kada esi laimingas ir kada jauties laimingas, o būna kada ir nelabai. Ir būni ir liūdnas, ir piktas, visai būna. Bet šiaip galėčiau sakyti, jeigu taip apibendrintai, aš esu laimingas. O kur jūs semėtės laimės, pavyzdžiui, savo jausmų? Kas jums suteikia daugiausiai laimės? Nu dabar, pavyzdžiui, nes vis tiek yra tokie dalykai, kurie žmogų, sakyt, suteikia kažkokį džiaugsmą. Nu, tai džiaugies darbą kažkokį pabaigęs, padaręs, kažkokį rezultatą pasiekęs. Laisvalaikis? Laisvalaikis. Dabar stengiuosi aktyviai dalyvauti šaulių veiklose. Vasarą per atostogas baziniam šaulio kurse sudalyvau. Tai labai laimingas buvau. O tai čia ta proga ir gaut ginklą? Ne ta proga. Ginklas prieš tai buvo. O jūs geras šaulys esat? Nepasakyčiau. Nors šaudyti reikia tiesiog, norint būti gerų šaulių, reikia mokytis, daug treniruotis, tai nėra kažkokia įgimta savybė. Bet nesu aš patinka. O tada pailsit? Taip, tada pailsiu, todėl kad reikia labai dėmesį sukaupti. Negali blaškytis, nes vis tiek tai yra pavojinga veikla. Jūs nedaro taip per repo filmus ten? Ne. Ok, Garbanota Greta klausė. Kaip ir kada susipažinote su savo žmona? Papasakokit šiek tiek apie savo šeimą. Ačiū. Aha, mano žmona šiaip labai nemėgsta, jeigu aš apie ją ką nors pasakoju. Jinai tikrai vengia viešumos, bet mes susipažinom, jeigu taip labai paprastai, be kažkokių detalių, būdami studentais Palangoj. Paprastai taip gražiai ant tilto? Ne ant tilto. Bet romantiškai? Tiesiog žinot, kai būna. Medikai paprastai ir susipažįsta su medikais dažniausiai, nes daugiausiai laiko praleidžia. Tai tiesiog buvo taip, kad draugai vieni kitus pasikviečia, o paskui pradedi bendrauti ir tokiu būdu mes susipažinom. Kiek jūs jau metų esate kartu? 20. Šventėt tą progą? Na, va toks labai neišraiškingas tas šventimas buvo, tiesiog buvom išvažiavę prie jūros kartu su vaikais, bet kažkaip ypatingai nešventėm. Klausimas iš Dovydas 233. Ar kada pagalvojate, o gal net ir žinote, kaip jaučiasi jūsų sūnus ar dukrelės, kai turi tokį garsų tėvą, kuris yra svarbus asmuo Lietuvai? Žinot, aš pagalvoju, bet čia tas pagalvojimas toks labai nieko nesakantis ir aš manau, kad nėra labai lengva mano vaikam, nors jie tiesa per tą laiką mokyklos nekeitė.